klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Atsiprašau, panelė ar ponė, kad taip vėlai sutrukdžiau. Jums skambina Lukas Meškauskas iš Baltic tyrimų agentūros. Skambinam tokiu paprastu klausimu ir norėčiau tiesiog bent porą minučių jūsų trukdyti. Ar į kokį miestą mes dabar, didmiestį ar mažesnį paskambinam? Šiuo metu esu kaime. Kaime, bet registruota? Registruota taip pat kaime. Kaime. O daugiausia, didžiausią dalį, kur praleidžiat kokiame mieste? O čia būtinai reikia sakyti. Na, mes pasižymim pagal administracijos vienetus, iš kokio, tarkim, miesto kalbinam žmonės, kad būtų tikslesni duomenys. Tai Šiauliuose didžiausią laiką praleidžiu. Tai esate kaip ir šiaulietė, ar ne? Panašiai. Galima į jūs kreiptis tu, gal būtų paprasčiau kalbėti? Kaip sakot? Galima jūs tujinti, norėjau paklausti. Taip, prašom. Tai kuo tu vardu esi? Gitana. Galima rašyti tikslų vardą anketoje, ar norėtum pasikeisti? Gali tikslų vardą. Gerai, Gitana, tai labai džiugu. Aš esu Lukas ir man yra jau mėnesis pavesta užduotis apklausti 10 000 Lietuvos gyventojų telefonu ir aš kasdien vakarai sėdžiu ir skambinu. Tai tema mūsų yra labai paprasta, bet ji yra svarbi. Tai yra pavardės. Lietuvaičių pavardės ir tiesiog ta tema ir norėčiau tavęs paklausti keletą klausimų. Klausau. Matot, koks dabar dalykas yra. Kaip jūs reaguotumėte, tarkim, jeigu sužinotumėt, kad jūsų darbdavys, pavyzdžiui, arba bendradarbis turi tiesiog kokią nors juokingą ar absurdišką pavardę? Ar pasikeistų požiūris jums sužinojus? Nepasikeistų, nes šiaip aš tokią juokingą pavardę turiu. Irgi, ar ne? Tarkim, įsivaizduokime, jūsų direktorius, tarkim, jo vardas būtų Arūnas, koks nors Bezdėla. Truputėlį juokinga. Bet ar jūsų požiūris į direktorių nepasikeistų dėl tos pavardės? Ne, nepasikeistų. Tiesiog prisiminus visada šypsena būtų. O sakykit, kokia jūsų pavardė yra? Būtinai sakyti dabar. Na, tiesiog aš užsirašysiu, man bus tada daug paprasčiau. Daunytė. Ne, mes iš tikrųjų juokaujam, mes jau žinojom tai. Zip FM. Labas, Gitana, tai radijos Zip FM. Labas vakaras. Mums Ne, taip, truputėlį, taip, žinokit, graudžiai pasirodė, kaip pavardė pasakiau, pradėjot juoktis visi. Susinepatoginai? Taip, tai galvoju, man negalima juoktis žmonių. Mes, žinok, juokaujam. Čia tavo, nežinau, draugai atsiuntė, užregistravo tavo numerį tiesiog ir parašė, kad tu esi Gitana ir ten viską surašė ir mes tiesiog išdirbom tave čia. Tiesiog pajuokavom, tai nesupyk. Nesupykstu, tai norėčiau perduoti Almai linkėjimus tos karščiausius, nes tikriausiai dabar jie klausos ir tikriausiai jį užregistravo mane. Tai turbūt. Valio. Tai va, linkėjimai, Almutė, tau. Gausi. Ačiū ir tau, iki. Iki, gerą vakarą. Iki. Ot kokia komunikabili mergaitė, ar ne? Na va, tai pasijuokėm iš pavardės, taip, kaip, klausyk, kaip tai būtų. Bet tai kaip tikrai nesmagu reikėjo, nesmagiai žmogus turėjo pasijausti, ne, kai taip, na bet nieko, mes ne iš piktos valios, tiesiog draugiškai. Jo.